1879 metais kovo 14 dieną gimė garsus mokslininkas Albertas Einšteinas. Tačiau 3 mėnesio 14 diena dar minima kaip skaičiaus pi diena. Užeikime į Radviliškio Lizdeikos gimnaziją ir paklauskime čia esančių mokinių ir mokytojų, ką ši diena jiems reiškia. Į skaičių dieną. Kovo 14, nežinau, paprasta normali diena. Kovo? Galim skambinti. 6 dienos po moters dienos tarptautinės. Nežinau, gal sekmadienis? Suprantama, kad mūsų mokytojai, muzikos ir rusų kalbos mokytojas, nežino apie šitą pi dieną. Labai puiku, kad sugeba originaliai sakyti, kad kovo 14 tai tikrai yra 6 dienos po kovo 8-osios. Kovo 14 tikrai bus ne sekmadienis, tai bus penktadienis ir tai bus tarptautinė pi diena. Pi yra 3,14 matematikas, kažkas matematikos. Skaičius 3,14. 3,14, turbūt kažkoks skaičius. Kažkas sudėtingas, susietas su matematika, nežinau. Pi tai yra konstanta, matematinė konstanta, arba tai yra racionalusis skaičius ir jis reiškia apsukimo ilgio ir apsukimo skersmens santykį. Nežinau, apie matematiką prašom nieko neklausti, nes visiškai nedraugauju su ją. 3,14. 3,14, 15, 9, 2, 6, 9, 3, 5, 7, 2, man atrodo. Nebežinau. Oi, aš filologas tokius klausimus, tai muzikantas, čia nebent patį kadrį negalėtų atsakyti, nes visam informacijų yra, bet jo šią kadrį kaip nėra, tai negali atsakyti. 2,14. 2,14 kablelis. Jeigu jie turėtų galimybę paklausti kvadrinės, tai manau, kad tikrai būtų kvadrinė atsakiusiems visus šitos klausimus, bet visada yra galimybė tai padaryti vėliau ir anksčiau, tai ko gero pabendravę su mokytoja kvadrinė, jie visus šitos klausimus puikiai atsakytų. 2 pi karter, pi kvadratu karter, viskas daug. 2 pi kvadratu. S lygu 2pi, S lygu pi ar kvadratu. Oi, turiu tą pačią formulę pasakyti. Pi ar kvadratu, 2 pi ar. Galima iš fizikos. 2 pi šaknis m iš k. Nežinau. Nežinau nieką, aš tik žinau, kad įsakymus rašau ir ten būna pi dienos renginiai ar dar kažkas, viskas, tik tiek ir žinau. Gaila, kad ne visai daug žino šitų formulių, kur naudojamas pi, nes pi naudojamas visuose sukinimuose ir ūgyje, ir rutulyje. Bet smagu, kad žino, kad naudojamas apskritimo ilgiui ir skritulio plotui skaičiuoti. Didelė klaida yra tame, kad S tai tikrai nėra 2πr, nes S yra plotas, o 2πr skaičiuojamas apskritimo ilgis. Taigi, apsilankėme Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje. Dėkojame mokytojai Laimai Douglas, kuri pakomentavo mokytojų ir mokinių atsakymus. Tikimės, kad šios mokyklos mokytojai ir mokiniai šauniai atšvęs kovo 14 dieną, minima kaip pi diena.